Kokius tiltus savo stand-up show sudegino Justinas Jankevičius ir Dominykas Klajumas, kuriuos garsiausius hitus savo koncerte Vilniuje atliko Šeškės. Kaip keturiems draugams komedijoje Reemigrantai 2 sekėsi sugrįžti į tėvynę. Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Pakilę nuo šventinių stalų, šiauliečiai turėjo progą gerokai pramankštinti savo veido raumenis. Šiaulių arenoje Justinas Jankevičius bei Dominykas Klajumas gerbėjus sukvietė į specialų ir ilgai ruoštą stand-upo show Sudeginti tiltai. Audringos susirinkusių žiūrovų reakcijos tik patvirtino, kad Justino Jankevičiaus grįžimas į stand-upo sceną po gerų 5 metų atiduotų televizijos bei kino projektams buvo itin lauktas. Daugelis puikiai pamena, kad būtent šio žanro pasirodymuose Humoro klube ir prasidėjo Justino komiko karjera. Nors nemažai bajerių kurdami programą išbandėme atviro mikrofono vakaruose, neslėpsiu, nekantravau pamatyti, kaip juos reaguos pilna arena žmonių. Arenų publika, kaip dar vis ant stalų garuojanti lietuviška mišrainė. Joje yra ir bulvių, ir morkų, ir kumpio, ir žirnelių. Taip pat ir ši Sudegintų tiltų programa turėjo būti pakankamai įvairi, kad patiktų bet kuriam atėjusiam. Ar jis būtų verslininkas, ar raktų gamintojas, jaunas ar pagyvenęs. Tokio dydžio auditoriją užkariauti itin sunku, bet matau, mums pavyko. Po pasirodymo džiaugėsi Jankevičius. Panašiai įtampa bent šiek tiek atslūgo ir kitai vakaro žvaigždei Dominykui Klajumui. Jis ne tik iki smulkmenų ištobulino savo ilgai ruoštą pasirodymą, bet ir susirinkusiems paruošė staigmeną. Ja publika išvydo vaizdo projekcijose. Daugeliui netikėta tapo ir renginio scenografija. Žiūrovai jautėsi lyg atsidūrę tikro kino filmo filmavimo aikštelėje. Prieš pradedami ruoštis iškart žinojome, kad žmonėms turėsime paduoti kažką daugiau nei tik 2 valandas juoko nuobodžiai tuščioje scenoje. Sudeginti tiltai yra kur kas daugiau nei tik stand-upų šou. Tai ir nuotykis, ir visiškai kitokia patirtis atėjusiems. Todėl viską įvilkome į kino rūbą. Dabar jau galima trumpam atsikvėpti. Panašu, jog šis sumanymas pasisekė. Žmonės skirstėsi su šypsenomis veiduose, gavę gerą dozę nemedinio humoro ir dar puikų reginį. Sakė Klajumas. Renginyje vedėjo amplua debiutavo socialinių tinklų garsenybė Benas Lastauskas, o jo kolegai Markui Žukauskui teko apšildyti publiką. Hiparikų duetas įrodė, kad jau seniai nebėra tik juokelių internete svaidytojai. Jų veiduose nesimatė jokio jaudulio. Tai, ką vyrai paruošė arenoms, tikrai nustebino daugelį. Po galingos ir gausiais aplodismentais palydėtos gastrolių pradžios, vienos garsiausių Lietuvos komedijos žvaigždžių šį šou taip pat atvežė į Panevėžį, Klaipėdą, Vilnių, o finišavo Kauno Žalgirio arenoje. Koncertą Velniškas greitis sostinės Twinsbet arenoje surengusios Šeškės pateisino turo pavadinimą. Nuo pirmųjų kūrinių Karina Krysko, Goda Alieva ir Ingrida Martinkėnaitė pakėlė 1000-inę areną ant kojų. Jos pašėlusiu tempu pradėjo seksualų, intriguojantį ir itin dinamišką 1,5 valandos šou. Velniško greičio programa buvo įspūdinga, kupina superhitų, modernių šviesų, erdvę pjaustančių lazerių ir iki smulkmenų suderintos choreografijos. Puikiai programos režisieriaus Šarūno Kerdeikio sudėliotą scenos judesį išryškino milžiniški rombai, ekranai su specialiais vizualiniais efektais, leidę iš arti pasimėgauti net smulkiausiomis veiksmo detalėmis. Po šio šou Šeškės nedviprasmiškai užtvirtino: nedaug kas Lietuvoje gali su jomis varžytis didelių erdvių pasirodymuose. Tokio aukšto lygio šou publika panašu nesitikėjo, nes iš pradžių atrodė priblokšta gerąja prasme. Salėje laikas nuo laiko nuvilnydavo susižavėjimo kupini šūksniai. Aplodismentai aidėjo ne tik tarp dainų, bet ir per jas. Mes super mergaitės. Vienas didžiausių hitų suskambo tarp pirmųjų kūrinių. 18 dainų per 1,5 valandos. Laiko atsikvėpti Šeškės beveik nepaliko nei sau, nei publikai.
Pirmoje dalyje, kurią simboliškai pagal aprangą galima pavadinti juodai sidabrine, suskambo visi nauji, per pastarąjį pusmetį pasirodę kūriniai. Reikėtų iš savo gyvenimo paleisti viską, kas šiais metais buvo negero – pykčius, nelaimės. Reikia visą blogį simboliškai paimti į ranką ir iš širdies paleisti į orą, sakė Ingrida Martinkėnaitė, pristatydama tikrai svarbę takoskyrą dainininkių karjeroje įprasminančią dainą Paleidom. Koncerto staigmena žiūrovams tapo ir visiškai nauja, negirdėta daina Tu mane laikyk. Jei prieš koncertą ir jo metu režisierius Aurimas Šidiškis su komanda filmavo vaizdo klipą, nedviprasmiškai signalizuojantį, kad šeškės pagavo pagreitį ir jų sustabdyti nebeįmanoma. Antroje koncerto dalyje merginos suspindo raudona elegancija. Sceną papildė šviečianti konstrukcija, kuri tarsi prašmatnus paveikslas įrėmino kiekvieną dainininkę. Publika visiškai pasileido plaukus, rankų miškas kilo į viršų, minia garsiai traukė su šeškėm gerai žinomas dainas – Sniego karalienė, Meilės simfonija, Ašaros, Raketa. Dalį užbaigė milžiniškos sėkmės internete sulaukusi nauja Rytas Perone versija, kuri salėje užkūrė tikrą diskoteką. Garų fontanai garsiai paskelbė trečiąją koncerto dalį, kuriai Karina, Goda ir Ingrida vėl spėjo itin greitai pakeisti įvaizdį. Scenoje jos pasirodė pasipuošusios baltai, suskambo titulinė turo daina Velniškas greitis. O koncerto pabaigoje pasipylė tikra superhitų bomba – Devintam dangui, Gyvenu ir Bisui Skrisim. Koncerto pabaiga buvo tikras šeškių triumfas, suskambęs aukščiausia nata. Biro blizgučiai, visa arena stovėjo iškėlusi rankas. Ir skambėjo seno superhito žodžiai, kuriuos šiandien galima laikyti pranašiškais. Skrisim, žinau, kad galim, mes nerealios, o visa kita tik detalės. Kuo netinkamesnės aplinkybės, tuo juokingiau. Atrodo, kad būtent šia taisykle vadovavosi komedijos Reemigrantai 2 kūrėjai. Kino istorija apie tai, kaip bičiulių kompanija namo į Lietuvą iš Anglijos mėgina pargabenti mirusią močiutę, gruodžio 20-ąją pristatyta kino centre Forum Cinemas Vingis. Kalėdos ypač tinkamas laikas šypsenoms, neabejoja filmo prodiuseris ir vienas iš idėjos autorių Mantvydas Žalėnas. Raudonuoju premjeros kilimu žengė filmo aktoriai Audrius Bružas, Kirilas Glušajevas, Marius Pocevičius, Valentinas Krulikovskis, režisierius Kęstas Gudavičius. Jų pasveikinti susirinko būrys artimųjų ir bičiulių. Audrių Bružą su premjera sveikino širdies draugė Justina Vaitkevičiūtė ir brolis Marius. Filmo aktorius, turinio kūrėjas Marius Pocevičius specialiai premjerai įsigijo smokingą. Iš pirmųjų reemigrantų pasiskolintais batais premjerai pasipuošė vakarą vedęs Kirilas Glušajevas. Netinkamos aplinkybės reikštis humorui, kontrastingos situacijos, absurdas ir nuo jo paklaikiusios filmo herojų akys yra tai, kas šio filmo kūrimo procesą darė nepaprastai įdomų. Tai 9-asis Žalėno prodiusuotas filmas. Daug kartų prieš baigdamas darbus filmą žiūrėjau. Nuostabu, kad mes tai padarėme. Filme 2000 kadrų, 146 scenos, daugybė lokacijų, didžiulė komanda. Man patinka kitokios komedijos. Jose susipina ir juokingos situacijos, ir absurdas. Ir kelio filmas, netikėtumai, paradoksai ir lingvistiniai momentai. Po premjeros kalbėjo filmo režisierius Kęstas Gudavičius. Kino žiūrovus jau linksminės populiariomis komedijomis Tarp mūsų berniukų bei Klasės susitikimas Berniukai sugrįžta. Vienas iš komedijos aktorių Kirilas Glušajevas neabejoja, kad ir ši komedija sulauks žiūrovų dėmesio. Kūrėjai pagauna tai, kas žiūrovui yra artima ir atpažįstama. Pirmose reemigrantuose skirtingi, turbūt neišmylėti, artimųjų šilumos trokštantys bičiuliai, apsimesdami kitais žmonėmis, mėgina kurti save ir savo ryšį su tėvyne, o antroje dalyje jie mokosi laidoti mylimus žmones. Mano personažas taip pat kelyje į brandą. Jis nori ir stengiasi rūpintis kitais. Sakė aktorius.
Juodojo humoro ir absurdo prieskoniais pabarstytą istoriją apie lietuvius iš Anglijos namo gabenančius mirusią močiutę parašė lietuviai scenaristai Matas Vildžius ir Artūras Voničius. Reemigrantai 2 buvo filmuojamas ir Lietuvoje, ir Londone, o tai aktoriams neabejotinai padėjo įsijausti į emigrantų kailį. Filmo režisierius personažų kelionę netgi pakartojo. Po filmavimų per Lenkiją grįžo į Lietuvą autobusu. Ar pavyko draugams Babą Vidą į Lietuvą pristatyti į laidotuves laiku? Sužinokite ir jūs. Komedija Reemigrantai 2 jau visuose Lietuvos kino teatruose. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po 2 savaičių. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki!